Sveiki, esu Kotryna Zylė, vaikų knygų autorė, iliustruotoja ir šiandien esu šioje parodoje, nes taip pat esu vaikų žemės literatūros pažinimo programos komandos dalis ir kartu su šios programos vadovu Justinu Vancevičiumi mes buvome kuratoriai mo parodos vaikams pavadinimu Troleibuso ūsai. Ir šiandien aš noriu pravesti pro šią parodą ir šiek tiek apie ją papasakoti. Tai dabar esame pirmoje erdvėje ir už mano nugaros yra plakato iliustracija sukurta iliustruotojo Antano Dubros, prisidėjusio taip pat prie šios parodos. Visa architektūra yra suprojektuota Povilo Vincento Jankūno architekto. Visa paroda yra tarsi kelionė po miestą troleibusu, sustojant vaikams svarbiose stotelėse, bet ji prasideda nuo pirmosios erdvės ir šią erdvę aš galėčiau pavadinti troleibuso anatomija, kurioje meno kūrinių dar yra mažiau, bet galime susipažinti su pačiu troleibusu. Tai labai svarbus eksponatas, tarsi gamtos istorijos muziejuje yra didelis troleibuso ūsas, kurį mums pavyko gauti ir kadangi pagrindinė auditorija parodos yra vaikai, tai nebejotinai jiems yra visą laiką smalsiausia ir įdomiausia paliesti, ko šiaip kasdienybėje nepavyksta. Tai čia yra tiek vaikams, tiek suaugusiems galimybė prisiliesti prie troleibuso ūso, aišku, švelniai ir atsargiai. Paroda, ne veltui kuratoriai mes atkeliavome iš literatūros pažinimo programos ir literatūra mums yra labai svarbi, taip pat ir mo muziejaus komanda kvietė integruoti literatūrą vaikams į šią parodą. Tai be knygų, apie kurias dar pakalbėsime, mes į komandą pasikvietėme poetę Daivą Čepauskaitę ir ji kiekvienai stoteliai sukūrė po posmą. Ir kadangi jau pasakiau, kad troleibusų už ūsų tampyti nereikėtų, tai ir perskaitysiu vieną posmelį, įžanginę. Netampykite už ūsų, katinų ir troleibusų. Aš pavėžinti galiu. Tai pirmin su vėjeliu. Taigi, per miestą lydi vaikus, parodos lankytojus, būtent troleibusas ir jo lūpomis ir eilėmis yra kiekviena stotelė apibūdinama. Troleibuso anatomijos salėje be ūso dar mes turime numerių ir maršruto kortelių, kurios irgi mums suteikia Vilniaus troleibusų parkas ir galima pasižiūrėti šiek tiek per laikmetį, kaip pasikeitė tiek numeriai, tiek maršrutai, tiek pats dizainas jų. Tai irgi tokie vizualūs kūriniai, bet su kritinė menininkų. Taip pat parodoje, jei neklystų, vienas meno kūrinys yra ne iš mo kolekcijos, o paskolintas mums. Tai Bernardo Burbos grafikos darbai iš ciklo Škoda. Tai yra trys skirtingų koloritų troleibusai. Ir vaikai yra kviečiami prisėsti ir nuspalvinti sukurti savo troleibusą spalvingą, žaismingą, įkvėpti menininko irgi žaidimo jo darbuose. Parodos anotacija taip pat yra pateikta ant troleibuso langų, tikrų, atkeliavusi čia vėlgi iš troleibusų parko. Ir čia jau sutinkame pirmąjį mo kolekcijos kūrinį, tai Vytenio Jankūno talono numeris 3 portretą. Jis sukurtas 92 metais praėjusio amžiaus. Ir mes vaikus kviečiame irgi pasimti momukus, kurie lydi šią parodą, ir atrasti 6 bilietėlius, kurie bus reikalingi vėliau parodoje kiekvienoje stotelėje ir bus galimybė kiekvieną iš jų pasižymėti, dabar jau nebenaudojimu būdu, bet tikrai visada pritraukiančių vaikus. Tai dabar galime pasimti bilietėlius ir keliauti į stotelių maršrutą jau per miestą kartu su troleibusu. Parodos lankytojus šiaip kviečiame visada susėsti į įsivaizduojamą troleibusą ir pajudėti. Ir pirmoji stotelė mūsų maršrute yra parduotuvė. Kiekviena stotelė žymi mo kolekcijos kūrinys ir tai buvo mūsų būdas vaikus supažindinti su menu, jiems parodyti, kaip
interpretacijos galią, kaip galima meno kūrinius pasitelkti ir stebėti, kokios asociacijos kyla, žinant stotelių pavadinimus, ar tiesiog žiūrint ir aptariant kartu su suaugusiais šalia. Taip pat į parodą norėjome integruoti pojūčius. Ir pirmoji stotelė, parduotuvė, čia yra Patricijos Rukšaitytės kūrinys, Natiurmortas. Ir čia iš karto aptinkame 4 uostiklas ir kiekviena jų yra skirta vis kitam parduotuvės skyriui. Tai galima pauostyti. Ir vaikus kviečiame atspėti, ką jie užuodžia. Nors parduotuvės skyriaus pavadinimas yra aiškus iš etikečių, bet ką tiksliai užuodžia ten ir kuriame skyriuje galima atrasti, galima susijęti geriausiai su šiuo kūriniu, tai jau paliekama vaikams. Keliaujame toliau. Parduotuvės erdvė yra tokia nemaža ir už meno kūrinio mes matome dar ir žaidimo erdvę, kurioje, kadangi į parodą norėjome įtraukti kuo įvairesnių amžiaus grupių vaikus, tai čia yra tiesiog vieta, kur galima pasverti daržoves, pažaisti ir vėlgi surasti, paieškoti asociacijų su ką tik matytų meno kūriniu. Stotelė mokykla. Galiu parodyti, dabar susirasiu momuke stotelės talonėlį, bilietėlį, mokykla ir iš tiesų žinau, kad pirmiausia būna pasižymimi visi bilietėliai ir štai čia įdedame į komposterį ir kiekvienas bilietėlis turi savo raštą skirtingą. Mokyklos stotelės meno kūrinys yra Stasio Eidrigevičiaus jaunasis mokslininkas ir mes norėjome vėlgi kiekviena erdvė, kad būtų tokia labai aiški kiekvieno vaiko, bet kuriame pasaulio mieste sutinkama tiek parduotuvė, tiek mokykla, tiek kitos stotelės, bet kad stebintų, kaip tai interpretuoja menininkai ir kaip paprastą kasdienybę galima interpretuoti meno pagalba. Ir vėlgi, įvairių minčių buvo apie mokyklą, bet nusprendėme, kad norime, kad mokykla būtų vieta, kur ne kalama, o kuriama. Ir iš sukurtų veiklų, tai vaikai čia yra kviečiami lentoje, mokyklinėje lentoje, sudėlioti savo eilėraštį iš poetės Daivos Šepauskaitės paruoštų žodelių ir paveikslėlių, dar nerašantiem arba tiesiog norintiem pagyvinti tekstus. Ir vėlgi, tie eilėraščiai, jie neturi rimuotis, jie yra visiškai kviečia kurti laisvai ir nesuvaržytai. Ir tokie gal net panašesni haiku galiausiai čia lieka su miesto tokia impresija ir tie žodžiai visai aišku susijęs su miestu ir kelionė po miestą. Keliaujame toliau. Ir štai čia stotelė biblioteka. Vienintelė stotelė, kurioje mo kolekcijos kūrinio nėra, bet yra nemažiau svarbus vizualiojo meno kūriniai vaikams, tai yra knygų iliustracijos. Ir mes norėjome pakviesti vaikus skaityti, atrasti knygas ir šioje parodoje. Ir mieste sukūrėme daugiabutį, tokį 4 aukštų namą, kuris turi 16 langų ir atrodo biblioteka ir daugiabutis, ką tai turi bendro. Ogi tai, kad tame daugiabutyje gyvena knygų personažai. Ir kiekvienas knygos personažas turi savo buto skambutį, ar tiksliau jungtuką šiuo atveju. Ir išsirinkus ne pagal knygos pavadinimą, o pagal gyvenančių personažų vardus, va, pavyzdžiui, Jonas Basanavičius, paspaudžiame mygtuką ir užsidega, pamatome, kuriame šio namo bute gyvena šios knygos veikėjai, šiuo atveju pažintinės knygos. Ir šios knygos buvo atrinktos
atsižvelgiant į tai, pastarųjų 5 metų svarbiausias apdovanotas pasaulyje įvertintas knygas vaikams sukurtas lietuvių autorių. Iš tikrųjų, ypač iliustruotojai lietuvių yra labai pripažinti pasaulyje ir tikrai verta atkreipti dėmesį ir kiekviena iš šių knygų yra verta atsidurti kiekvieno vaiko lentynoje. Norėjome, kad stotelių būtų įvairių ir kad tą nuotaikų irgi vaikas atrastų įvairių šioje parodoje, kad nebūtų tik vien pozityvios, džiugios emocijos, bet ir toks susimastyti ar prisiminti savo asmeninės sunkesnės patirtis verčiantis sustojimas. Tai poliklinikos stotelė ir yra tokia vieta, kurioje eksponuojami net 6 Jolantos Kizikaitės kūriniai iš mo kolekcijos ir jų pavadinimas yra Ligos istorija, dėl to jie ir parinkti šiai stoteliai. Ir vėlgi, norėjome, kad prie kiekvieno kūrinio vaikas sustotų, stabteltų ir turėtų šiek tiek pagalvoti, įsižiūrėti. Vaikai sustoti ir stabtelti nelabai mėgsta, dėl to turi būti kažkokia smagi priežastis tai padaryti. Ir šiuo atveju noriu atvesti prie šios stotelės pabaigos. Po kiekvienu paveikslu yra telefono numeris. Ir pačioje pabaigoje poliklinikos stotelės yra taksofonas. Vėlgi miesto atributas atpažįstamas šiek tiek jau iš praeities. Ir surinkus numerį, vieną iš 6 parodytų čia, mes išgirstame garsą, kuris yra susijęs su paveikslu. Ir vėlgi, kodėl toks garsas, apmąstyti, susijęti, tai priverčia šiek tiek palakstyti tarp paveikslo, pasižiūrėti, kas ten vaizduojama, vėl grįžti, pasiklausyti, koks garsas ir taip truputėlį įsigilinti į paveikslo istoriją. Ir čia jau laukiu tokioj smagioj stoteliai, pavadinimu Pieno baras. Ir norėjome turėti visoje kelionėje po miestą ir sustojimą kaip kavinę, kur vaikai irgi atpažintų tokį kasdienį miesto maršrutą. Ir šiuo atveju buvo pasirinktas Inos Budrytės kūrinys, kurio pavadinimas yra Bare, bet jis mums pasirodė irgi puikiai tinkamas aptarti su vaikais. Ir tada ir sugalvojame, kad galėtų stotelė vadintis Pieno baras, kad sietųsi ir su meno kūriniu. Ir juo labiau, kad Vilniuje Pieno baras tikrai buvo, egzistavo ir irgi galima šiek tiek prisiminti miesto istoriją. Ir jau patyrėme kvapo pojūtį, klausos, klausėmės garsus susijusius su paveikslais, o šiuo atveju užsiėmimas, į kurį kviečiame, yra sukurti gyvą paveikslą. Dėl to šis stotelė yra pagamintas tikras baras, pieno baras vaikams, kuriame yra įvairiausių priemonių žaisti, durelių, skyrelių ir galima pasistatyti porą objektų, jeigu norisi atkurti labai tiksliai ir pasikviesti draugą ar draugę ir pabandyti štai visą šitą situaciją atkartoti ir aišku tada būtinai nusifotografuoti. Ir atbėgame į stadioną. Čia eksponuojamas Jono Mackonio Mackevičiaus paveikslas Barjerinis bėgimas. Ir vėlgi tokia gana tipiška ir sykiu netikėta erdvė mieste. Ir čia vėlgi reikėtų prisiminti, kad parodos istoriją mums pasakoja troleibusas, todėl mes sugalvojame žaidimą vaikus pakviesti, pažaisti šio paveikslo tema, bet įsijausti troleibuso kailį. Susitarkime gražiuoju, bėgi tu, o aš važiuoju ir papūski man į ūsą. Ei, aplenki troleibusą. Ir čia yra sudėlioti barjerai, barjeriniam bėgimui pagal kūrinį, bet jie yra iš kelio darbų. Žodžiu,
gali vaikas įsivaizduoti, kad šitie barjerai iš tikrųjų tveria kelią troleibusui, o galbūt ir vaikui, tai čia irgi yra labai smagi erdvė, kurioje visą laiką parodos lankytojai nestapteli, bet prabėga, pralandžia ir ne vienas sykis sugrįžta vėl prie kūrinio, prie pradžios ir pabando įveikti kartu su troleibusu šitą atkarpą. Ir tiek prakalbėjus apie troleibusą, tikrai kyla noras truputį pasijusti ir atsidurti pačiame troleibuse, troleibuso erdvėje. Ir mes labai norėjome vaikams sukurti šią galimybę. Todėl dabar esame visos stotelės važiuoja aplinkui troleibuso, įsivaizduojamą troleibuso saloną, kuriame esame atvežę tikras troleibuso sėdynės, kėdes, turime tikrą vairą ir valdymo pultą iš tikro troleibuso. Ir taip pat vaizdą, kurį mato keliautojai susėdę į kėdes, bet sėsti galima įvairiai. Galima atsisėsti ir dairytis aplinkui, stebėti kitas stoteles ir meno kūrinius, galima tiesiog pasiilsėti, galima žaisti, kad tikrai keliauji troleibusu. Ir dar parodos auditorija yra vaikai, tai be jokios abejonės vairas yra be galo populiarus objektas su juo pažaisti. Ir čia matote ant sėdynių tarsi keleivius aprengusius šitas kėdes. Ir gali atrodyti, kad tai yra tiesiog žaismingas apipavidalinimas troleibuso sėdynių, bet vėlgi čia taip slapta atsiranda literatūra vaikams, tik šiuo kartu nebe lietuvių autorius, o norvegų Kristin Roskifte. Kadangi taip pat atstovauju ir literatūros festivalį Vaikų knygų sala, kurį rengėme Vaikų žemėje, tai pernai metais po Vilnių iš tiesų važinėjo troleibusas, aprengtas autorės iš Norvegijos sukurtais personažais, kurie paskui buvo pristatyti vaikams festivalyje. Ir mes norėjome į šią parodą taip pat pasižiūrėti tvariai ir dėl to nusprendėm, kad tik tai mėnuo važinėjimo yra per mažai ir vaikus norėjome pakviesti čia prisiminti personažus. Knyga pasakoja apie įvairovę, amžiaus, rasės, lyties ir taip toliau. Ir mums buvo svarbu čia, kad vėl vaikai taip smagiai pažaistų, bet kartu būtų atvesti prie knygos, kuri yra randama bibliotekoje. Ir prieš išvažiuodami jau iš viso miesto maršruto mes dar galime stabtelti prie grafiti sienos, kuri buvo specialiai sukurta šiai parodai anoniminių kūrėjų, kaip yra su grafičiu. Ir vėlgi tai yra stabtelėjimas, ne stotelė, bet stabtelėjimas vaikams, tiek dažnai mieste matoma detalė, bet ir taip pat kviečianti pokalbį, o kas yra menas, kokį meną kurti yra menas, o kokį jau nebe, kokius klausimus kelia grafičiai, kokiose vietose, miesto vietose atsiranda grafičiai ir apie ką jie ten kalba, apie kokias galbūt problemas, tai tam yra šis stabtelėjimas mūsų maršrute. Ir jau tikrai paskutinė erdvė yra parkas. Šiuo atveju vizualiai tai primena tikrą miesto parką, bet žaidimas smagus ir tame, kad troleibusai taip pat keliauja ilsėtis į troleibusų parkus. Tai čia toks bendras ir vaikų, ir jų suaugusiųjų, ir troleibusų parkas. Ir vėlgi, čia galima tiesiog prisėsti, pailsėti, apgalvoti, pakalbėti, bet yra ir viena paskutinė veikla, kurią galima užsiimti. Ir tai yra skulptūros ar paminklo kūrybos erdvė, kur turime daugybę detalių, iš kurių kaip kas nori gali susidėlioti savo skulptūrą ir ją pastatyti ant pjedestalo. Tiek gulsčiai, tiek stačiai, žodžiu, tai yra tikras konstruktorius, iš kurio galima sukurti savo kūrinį. Ir vaikams tai bus tiesiog smagus žaidimas, bet kaip parodos kūrėjų komanda mes irgi norėjome pažaisti ir pagalvojom, kad tiek daug diskusijų ir ginčų vyksta dėl to, kokie paminklai, kur ir kam turi atsirasti.
kad čia yra tiesiog erdvė, kur bet kas ir bet kam ir bet kokį paminklą gali pastatyti ir jeigu kitam atėjusiam lankytojui jis nepatiks, gali jį tiesiog iškonstruoti ir sukurti savo. Tai tokiu žaidimu mes kviečiame ir pabaigti visus parodos lankytojus šią kelionę, pailsėti ant žalios žolytės ir išsinešti atsiminimą apie parodą ir kūrinius čia.